Štai, iki dugno. Ką darot? Gerat? Gerat? Rytoj neatsikelsit. Ne, rytoj rungtynės. Atėjo pamokslautojas. Tylėk, einam. Jie irgi geria. Atsipeikėk, rytoj rungtynės. Ne, palauk. Čia be alkoholio. Be alkoholio? Čia vanduo. Serialo autorė Kris Morena. Vaidina Katerina Fulop, Miguelis Angelis Čerutis ir Martinas Syfeldas. Taip pat vaidina Marisa Kamila Bardonova, Manuelis Felipe Colombas, Mija Luisana Lobilato, Pablas Benjaminas Rochasas ir kiti. Maištavimas tęsiasi. Iškviečiau taksi. Tuoj važiuosim. Ne, aš pasiliksiu. Ne, tau reikia numigti, Markai. Tavo mamos būklė stabili. Žinau, jai nepablogėjo. Bet vis tiek pasiliksiu. Markai, jei nepasisaugosi, pats susirgsi. Turi būti stiprus, nes šita liga gali tęstis ilgai. Ulhana, labai dėkoju, kad esi šalia ir suteiki man jėgų, bet dabar noriu, kad išeitum. Būk gerai. Eik. Gerai. Palauksiu taksi prie durų. Gal ką nors pasakyt Manueliui ir Franciskui? Ne, būk gerai. Niekam nepasakok. Kodėl? Todėl, kad nenoriu, kad jie manęs gailėtųsi. Užeikit. Nusiramink, Rokai, nusiramink. Pažiūrėsiu, ar vika kambarį. Jei ne, palauksiu. Jei per valandą negrįž, pranešk man. Sutarta? Gerai. Kam eiti ten, kur tiek dūmų, man net gerklė įsiskaudo. O dar tas garsas. Jūsų per seni tokiams linksmybėms. Atėkit, ką žada daryti? Bare kilo didžiausios muštynės. Nieko, prikaskim liežuvį ir viskas. Tai labai rimta, Sonija. Visai ne. Pritariu Andradijai. Dunovui pasakyti. Ne, tik ne Dunovui. Ne, tik ne Dunovui, jis juos tikrai nubaus. Griežtai nubaus už kažkokią smulkmeną, neverta. Už smulkmeną? Jie vos galo negavo. Atsitokėkit, ponė. Tikra teisybė, atsitokėk. Kas čia svarbaus? Parsivedėm juos sveikus ir gyvus, lyg niekur nieko nekelkim triukšmo. Kas atsitiko vakarėlį? Nieko. Nieko? Vaikinai pribaigti. Kas tau sakė? Niekas nesakė, savo akim mačiau. Grįžo kaip iš karo. Blasai, juk žinai, kaip būna. Juk žinai, vaikai tampa nevaldomi, atsipalaiduoja, šoka. Taip, bet jie visai be jėgų. Neradėjo, kas jums daros. Pamiršot, kaip pats švęsdavot. Kodėl jiems leidote taip ilgai šelti? Niekaip nesuprantu. Ten pasidarė labai karšta. Taip, o vaikai labai gražu. Ryte jie turi būti puikios formos. Jiems reikia laimėti. Jei nori dėl ko nors nerimauti, štai, prašom. Čia tikrai yra ko nerimauti. Čia mūsų strategijos planas. Taip, bet svarbu šitą pridurti. Mes įradom vieną urugvajiečių kišenį. Ką? Kas jiems davė? Gal iš tavęs atėmė, Blasai? Kas gali žinoti? Ne, tuoj paaiškinsiu. Ne. Aš paaiškinsiu. Eredė, man atrodo, kad jūs labai įsiblaškęs ir pasielgėt neatsakingai. Būkite atidesnis, ką nors darydamas. Ne, labai keista. Tikrai keista. Teks paruošti kitą. Eikit, paruoškit. Ačiū. Matai, už šito vaikų darželio sienų daug smagiau. Taip, tu teisus. Žinai ką? Manau, kad mūdu puikiai sutarsim. Gal paaiškinsi, kur buvai dingus?
Koks tavo reikalas? Jei klausiu, patikėk, ne šiaip savo, kur buvai? Seni, neįsidirbinėk, tingišė. Kas tavęs klausė? Tik nesipykit, būkit geri, tik nesipykit. Ko nori? Raminkis. Nenoriu nemalonumų. Tatai, kam tos peilis? Slėp greičiau, slėp. Raminkis. Pats prisiprašė. Tatai, slėp peilį. Dink iš čia, dink. Eik lauk, tatai. Neždinkis. Kodėl su tokiais susidedi? Kodėl tokius pasirenki? Koks tavo reikalas? Palik mane ramybėj. Pradedam, Kokai? Nebegaliu. Mažutė. Nestirpstu iš meilės tau. Mažutė. Dabar tu. Pabučiuok mane. Bika, kas tau? Nieko, viskas gerai. Kokia surūgus? Ne, vargšelė, gal blogai vakaras praėjo, nežinau. Taip, ne jai vienai, man irgi atsitiko nelaimė. Kokia? Rūkvajėtis. Pasirodo, jis visai nešaunus. Per daug drąsus. Tikrai? Taip. Šitaip. Nesvarbu, aš jo atsikračiau ir supratau, kad dėmesio vertas tik vienas vaikinas. Koks? Leo. Leo? Taip. Sakai, kad Leo tau nerūpi? Prisimeni, pati sakei. Prisimenu, todėl ir pasakoju. Man lyg akyse prašviesėjo. Supratau, kad tikrai jį myliu ir esu pasiryžus bet ką jam atiduot. Nuostabu. Kaip tau sekės? Papasakok, susiradai vaikiną? Papasakok, kaip sekės? Ne, aš su bet ko nesusidedu. Pardavinėjau loterijos bilietus ir tiek. Nesigrimsk? Ne. Pagalvok, jei Vika susidraugavo su Leo draugu, gal Leo turi kitą draugą, kuriam tu patiktum? Gal ir turi. Ką veiki, mama? Pasakysiu Marisai, kad mačiau Diegą su kita. Kam? Nieko nesakyk. Augustė, jei man nepasakytų mirčiau, reikėjo papasakot. Lola, atsipeikėk. Ir taip turim daug bėdų, kad kištumėmės į kitų reikalus. Augustė, vis tiek reikia pasakyti. Nereikia, pamiršk, nesikišk. Tegul pati tvarkosi. Dabar mums reikia pailsėti, nes ryt turėsim susigrąžinti savo vaikinus. Sakai, kad vaikinai barą apvertė aukštyn kojom? Taip, baisu. Kaip kokiam mūšio kalaukė. Siaubas. Kaip gaila, kad nepamačiau. Ar Franciskas paliko tave ramybėj? Ne, vėl pabučiavo. Ko juokies? Tavo pagąsdinimas man visai nepadėjo. Atsiprašau. Taip ir nepapasakoju, kodėl Marisa buvo susinervinus. Dar nežinai? Vargšelė, Diegui teko palydėti iki ruolę pusseserę namo, o ji liko viena. Koks kvailys. Tikrai. O ką tu veikiai? Aš? Tu? Aš? Taip, tai papasakok. Padariau kelis pratimus, labai reikėjo. Nepatikėsi, bet sėdėjau ir mokiausi. Eik sau, tu? Taip, tikrai, vakarėliai man nepatinka. Nemoku šokti. Be to prisirinkau blogų pažymių, norėjau pasimokyti. Palauk. Kada nuo manęs užsikrėtei norų mokytis? Nežinau, tikiuosi man greit praeis. Dieve mano, ko mus prigirdė nuodais. Neprimink, baisiai išlikstu. Kur mano pusbrolis? Nežinau, tegul greičiau atneša puodą vemsiu. Imkit, štai. Palauk. Kas čia? Žolelės, medus ir pienas. Žolelių? Kokių žolelių? Čia šeimos receptas. Gerkit greičiau. Visai skanu. Palauk, ar padės? Pagirioms nėra geresnio vaisto. Dar įdėjau garstyčių ir citrinos. Tikrai padės. Ne, geriau pakentėsiu galvos skausmą. Aš irgi pakentėsiu. Norit žaist? Nerėk. Tek žaist. Gerkit.